neužviesto motociklo valdymo. Nuo čia pasiėmam, abiem rankom už ragų, vedam jį 10 metrų. Varom atbulą jau vieną ranką galim laikyti. Pastatom ant stovėjimo kojelį. Pastatom, fiksuojam, nuimam, išsivarom. Laisvidai, o tie Olandijos schemas tai galima? Pačias schemas tai taip, aš galvoju filmuką jūs. Ne, schema. Sėdam. Duosit va, adresą ir gerai. Arba po flaškę turi praeisyti. Stovi egzaminuotojas priekį. Ryti galit? Jo, taip. Jo, nurodot man, į kurią pusę važiuoti. Nereiks ir į tą. Pasakysi kažkurią tai vieną ir turės atlikti tą pratimą. Tai sakykime į kairę. Kai parodo į kurią pusę, į dešinę tvarkoj, pasirenka, kurią atraminę koją nori. Ar tą, ar tą. Į kurią pusę suk. Važiuojam. Čia fiksuota vieta sustojimo? Turbūt ne, tik tai, kad išvažiuoti ir sustoti, o jokių linijų nebus. Sekantis ėjimas pėsčio greičio. Atvažiuoju kažkokiu tai greičiu, kad turėčiau greitį. Egzaminuotojas susilyginu su jo greičiu ir turiu važiuoti į jo ėjimų greičiu apie 1 metras per sekundę. Važiuoju. Nei lėčiau, nei greičiau. Toliau greitėjimo pratimas. Nuo kur prasidės? Greitėjimo pratimas yra 2 pratimai. Iki šitos vietos jau turim važiuoti 30-40 km per valandą greičiu. Nuo ten atvažiuojam 30-40, šitą pravažiavę turim sustoti tiksliai toj vietoj. Tenais, kur yra nurodyti. Per valandą greičiu. Egzaminuotojas būna kažkur šitoj riboj. Pagal jo duodamą nurodymą stabdau motociklą ir turi sustoti kuo efektyviau. Viskas tas pats, tik tai sustojimas pagal nurodymą. Jo, nurodo egzaminuotojas. Nebepasirinkti nuo iš anksto numatytoj vietoj, bet ten, kur nurodo egzaminuotojas. Aišku. Čia viskas sudėta.
Sekantis yra lėta gyvatėlė. 3 metrai tarp kojelių, tų kugelių. 6 kugeliai ir tarp jų tarpai 3 metrai. Pradedam nuo stovimo padėties. Neįsibėgėja, bet pradedam nuo stovimo padėties. Dabar greita gyvatėlė. Jo, šešios gairelės po 8 metrus tarpai, greitis 30 km. Tarpai, kokie tarpai? 8 metrai. 8 metrai. Išsibėgėjus. Jau čia įsibėgėjus. Ana prasideda nuo nulio, o šita jau ties važiuoja. Ir pradėt turi 30 km. ties pirmą gairelę 30 greitis. Paskutinis pratimas. Kliūties apvažiavimas. Įsikišusios apie 2 metrus. Kliūties apvažiavimas, taip? Kelintas čia bus pratimas? Pats paskutinis, 9. 9 pratimas. Jau atvažiuojam iki čia, turim būti pasiekę 50 km per valandą greitį. Iki kliūties yra 15, už kliūties 17 ar 18. Aš ten reikia brėžinius pasižiūrėti, bet didesnis. Matom. Pagal brėžinius. Pirmas motociklo vedimas. Taip. Antras išvažiavimas į dešinę arba į kairę pusę egzaminuotojų nurodžius. Taip. Trečias važiavimas šalia einančio pėsčiojo greičiu. Taip. Ketvirtas stabdymas, sustojimas, įsibėgėjimas ir sustojimas nurodytoj vietoj. Penktas stabdymas nurodžius egzaminuotojui. Šeštas važiavimas 8. Septintas lėta gyvatėlė kas 3 metrai kuolai. Taip. 8 greita gyvatėlė kas 8 metrai. Taip. Ir 9 važiavimas, kliūties apvažiavimas 50 km per valandą greičiu. 9 pratimų. Ačiū. Jis ant stalo ir pasižiūrėjo dabar vieną paskui kitą. Reiškia, išaiškins. Taip, nu tai savaime suprantama. Tuo labiau ir kolai yra dedami ne nurenkami kolai ir dedami lieka kolai tie, kurio pratimas yra atliekamas. O ne taip, kad paskui susimalsi arba jau nebei suprast, ką daryti. Tai čia toks ir anoks ir egzaminas gautųsi, kad taip būtų. Tai va. O miestas tas pats. Tai gal tas nebent vidai kritinės klaidos aikštelė kokios yra. Kritinės klaidos yra. Taip, kliūdėm gairelę. Tai yra eismo įvykis, kritinė klaida. Taip, kojos padėjimas. Jeigu nesudarom potencialiai pavojingos situacijos. Potencialiai pavojinga situacija yra paprasta, tai yra pasispyriau koją. Tai yra paprasta. Kaip? O jeigu taip reikia man jau gaudyti, tai yra jau kritinė. Jeigu man jau reikia gaudyti motociklą ir laikyti, kad jo tik tai nenuvers, tai yra kritinė. Toliau, užduoties neatlikimas. Pavyzdžiui, važiuojam 2 koliukus per kartą, nu, pavyzdžiui, 3 metrai, taip. Va, 3 metrai.
Taip, atvažiavot, 1, 2, 3, nebeišsukat, čia nebepataikot, išvažiuojat į čia. Taip. Tai yra kritinė klaida, nesuvaldo motociklo, sudaro potencialiai pavojingą situaciją. Kas dar? Griauna motociklą, griovimas motociklo automatiškai irgi tas pats potencialiai pavojingas. Greičio yra klaidos, tai yra neįsibėgėję tiek, kiek reikia, tai rato pakelimas, važiuoja lėčiau, rato blokavimas, priekinio, galinio rato blokavimas, leisti jiems slysti, tai yra blokuoti irgi kritinės klaidos. Tai visus tos yra aprašę, viskas yra. Taip, irgi. Gairelis bet kokios, ar ten 8? Ar šitą bet kuriam pratimė? Ar jūs atbulas eidamas, stumdamas atbulomis tą gairelę taifą, tai irgi bus traktuojama kaip eismo įvykis. Jeigu ir su kaunu paspirsit. Nes vairuotojas turi matyti, kas darosi aplinkui ir kur jis randasi. Toliau toks dalykas egzaminuojamas, jis visada bent kada ateis, turi turėti apsaugas, keliai. Taip, savo. Mes nieko neduodam, išskyrus ryšio priemonę ir liemenę. Šalmą? Šalmo irgi neduodam. Neduodam šalmą? Ne. Viską turi turėti savo apsaugas, keliai, alkūnės, pečiai. Taip, šitos turi turėti, pirštinės irgi turi turėti. Aišku, automatiškai, su tapkėm būtų gerai, kad neateitų. Tai su tapkėm mes Neprašyta. galim. Toliau, motociklas, jeigu savo atsivaro, turi būti techniškai tvarkingas, nesvarbu, kad jis techninę apžiūrą turi, jeigu padangos bus basos, mes irgi galim neleisti važiuoti. Arba bus posūkiai išdaužyti, kad techninė apžiūra nieko nereiškia. Todėl, kad mes leidami į miestą, tai kaip ir irgi iš dalies prisimam atsakomybę, leisdami jam važiuoti su motociklu. Tai va. Daugiau nežinau. Dar pasakokit, dar. Ką jam klausti? Dar ką nors. Ai, tai greičiai vidai nuo oro sąlygų dar gali priklausyti. Ta prasme, jeigu lietus ar kas, nebūtina čia to 50 važiuoti, ne? Ja, yra toks nurodymas, kad atsižvelgiant, visi greičiai yra atsižvelgiant į eismo sąlygas. Jeigu bus prilyta, tai 50 turbūt, kad nereikalausim, nes pats vairuotojas turi turėti savisaugos kažkokį instinktą. Jeigu jam pasakysiu 50, o ant kelio ledas ir jisai važiuos tą 50, tai nežinau, ar jis geras vairuotojas. Turi pats vairuotojas įvertinti savo galimybės, ne tik tai, kad taip. O to greičio kažkokios fiksacijos, kokiu greičiu važiuoja, kaip navigacijos ar kažkas nebus. Nebus tokių, kad daleiskim po to pasitikrinti, kad galima būtų, ar aš važiavau to 50 ar nevažiavau. Nebus. Čia tiesiog Pakol kas tai nėra. grinai nuo egzaminuojančio priklausys. Mes galim nuiminėti su chronometru laiką, turim atstumus, turim metrus, tai galim įvažiavo, spaudžiau, išvažiavo, spaudžiau. Viskas, turiu laiką, turiu atstumą, galiu fiksuoti tą greitį ir taip išskaičiuoti galiu. Jeigu tai yra labai kelto didelės, kokias nors, sakykime, neaiškumus ar nesusipratimas, galima ir fiksuoti greitį. Šiaip tai galimas būtų navigacija paprasčiausiai. Tai ateityje gal atsiras čia tokie dalykai? Pakol kas, suprantu, tas žmogaus įvarimas į visišką tą greitį, tai yra irgi toksai. Egzaminų metu filmuojamas bus motociklas. Visą laiką filmuojamas. Egzaminų metu prasideda nuo aikštelės jau atlydi mes į čia, visą laiką egzaminas filmuojamas. Ir pratimai visi šitie bus filmuojami ir miestas iki galo. Taip, viskas. Iki klaidų išaiškinimo ir išsiskirimo. Visą laiką viskas yra filmuojama. Visi dalykai. Nu ką, tikriausiai ir viskas, ką tai. Čia kaip ir nieko.